Sveikinuosi šiandien su jumis iš darbelio vakare, tik nes ryte tiesiog nebuvo kada. Čia antytė bus, gerai? Antytė. Nu, tai piešk, mamytė laiko, kad tau nesujudėtų. Tai tu dar nepradėjai. Matau, kokie piešinukai gražus. Gerai, dedam. Dedam čia katytę, va, kad užeitų. Va, nu dabar jau piešk antytę. Nu, kad kurią nori. Nu, kur mano antytė? Va, čia tavo antytė. Pieši? Labai. Čia mano antytė. O. O. Mhm. Čia pas mus bus gal gulbė kokia, taip? Ne, gaga. Gaga. Na tai gulbė ir yra gaga. Taip. O ką čia? O muziukas žaidžia. Muziukas šitas sėdi fone. Ledas, puodukas, puikus fonas. O mes, va ką darom, piešim, taip? Va, piešim, 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 piešim. Tadam! Tai nupiešim šitą ir nupiešim šitą, taip? Super. Dar reikia. Dar? Sprendėm su Mazyte palakuoti jai nagus. Jinai bando jums parodyti, kokį laką jinai pasirinko. Šitą, ar raudoną, ar rožinį, kokį tau lakuosi? Rožinį. Rožinį šitą nesimato. Galim kokį ryškesnį. Ne, šitą. O gal violetinį šitą? Ne. O gal tokį? Ne, čia nereikia. Man reikia... Kodėl tau reikia? Kurią? Kurio? Šitą. Šitas blizgus raudonas, bet tada reikia vienas sluoksnis su šito ir tada šitą, kad blizgėtų. Gerai? Šitą ir šitą. Du. Gerai? Du. Nu, ateik. Čia tu turi arčiau mamos ateiti. Aš esu dabar. Nu, sėsk man ant kelių. Dabar. 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 Nu. Nori šitą, bet man nieko neina. Nu, kaip tu laikysi, va taip rankytę. Taip. Nu. Palauk, mama nieko nemato. Mama nieko nemato? Nemato nieko. Na, pradėkim. Wow, kaip gražu bus. Gražu? Balos. Nu, palauk, man reikia visus nulakuoti. Visus? Wow. Oi, kaip gražu. Dabar šitą. O, kaip pas mamą. Kaip pas mamą? Taip. Biškį čia išlindam už formos. Nu, beveik gražu, mama. Nelabai moka gražiai lakuoti, Taip. bet nulakuosim kažką. Taip, taip. Toks mažas davanagiukas sunku lakuoti. O. Taip, mažas toks sunku lakuoti. Gražu, dabar reikia. Taip, džiovink, džiovink. Štai nulakavom dabar su blizgučiais. Su blizgučiai. Su blizgučiai. Aš labai myliu savo dukrytę. Aš myliu mamą. Aš myliu tave, dukrytę. Aš mamą myliu tave. Aš tave myliu. Aš tave myliu. Mumuliu. Mamuliu myliu. Gerai. Tai dabar darysim su blizgučiais. Taip. Go. Go? 1, 2, 3, go? Nu gerai, tada go. Matai, kokia būsi krasota. Oi, krasota. Su satelė. Tai biškį tik užlindom ant
nagiuko. Šiaip iš tikrųjų labai gražus derinys, aš irgi lakuoju savo kojas, taip raudona, o po to blizgutį vat ant viršaus, man paprastas lakas laikosi labai gerai, tai aš net kojų nesidarau jokio gelinio lakavimo ir raudona su šituo tik tiek, kad tie blizgučiai jie sunkiau nusijama. Šitą konkrečiai laką pirkau labai rimtoj parduotuvėj Lidl. Taip, tu parodai savo nagučius, ar ne? Na ir viskas. Tai dabar jauni damos, taip princesės nesielgia. Taip princesės damos nedaro. Atsargiai neišsipurvink. Per dienos vlogme rodžiau turbūt savo sukneles iš Wondress, ką rinkausi, bet ką išsirinkau, tai taip ir neparodžiau. Dėl to, aš jums dabar parodysiu. Jūs tik tais biškutį. Taip, tai pirmoji suknelė, kurią pasirinkau, tik ją dabar reikės išlyginti. Kai mama pasako, kad negalima šokinėti ant lovos. Va, 1 minutę beveik. Tik 1 minutę pašokinėsi. Gerai, 1 minutę, paskutinė. Va, 1 minutę. O dabar einam. Bėgam, einam. O kur tu važiuosi dabar? Į šokius? Į šokius. Ką dukrytė? Galima palys. Mama čia lygina suknytę. Na tai va, matėt, ką su super lygintuvų dariau, tai garinau suknelę šią juodą, nes ją man ištraukė iš kažkur ištraukė, žodžiu, ir ji buvo suglamžyta. Tai reikėjo pralyginti. Tas zylės garinis lygintuvas man puikiai tarnauja, jau ne 1 metai, gal ne 2 ar 3 metus jau turiu, 3 turbūt. Ir išsitraukiu kartais suknelėm pralyginti kažkam tokiam vaikiškam, kur bijau, kad sudeginsiu, tai man tas garinis niekados nėra nieko sudeginęs. Tuo tarpu, kai paprastas lygintuvas nuolatos man ką nors sudegina, tai labai rekomenduoju tą garinį turėti. Tai pirmoji suknelė, kurią pasiėmiau, yra šita juoda, kur sakiau, kad neštukės žindančios mamos gali būti ta suknelė, ar ne? Pas mane čia 38 dydis, kaip ir sakiau, pas mane dydis yra apie 40 standartiškai, o iš Wondress jos šiek tiek didintos. Tai juokiuosi, sakau, 3 vaikeliui puikiai tiks, nežinau, kada jis mus ten aplankys, kaip dievulis ten duos. Ir žodžiu, kad čia pilvukas tilps, netgi jeigu šiaip turit kažkokį tokį pilvuką, kur norit paslėpti, tai puikiai tiks šitas modeliukas suknelės. Wondress, Mūza 10 kodas, iš praeito video galite pasižiūrinėti ir nusipirkti, nes tik iki naujų galioja tas nuolaidos kodas, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetiniai parduotuvai wondress.lt. Tu sekanti suknytė, čia ta taškuota, kur matavausi, jinai tokia su V iškirptė ir tokiu dirželiu apjuosiančiu, labai gražus taškavimas, čia baltas ir geltonas rudas taškiukai, nu žodžiu, jinai tokia A kirpimo, labai faina, kažkiek pagarinau ją dabar, bet nestipriai jinai susiglamžė. Na ir sekančios 2 suknutės, dabar čia jau uždarysim, kurios anikiek nesusiglamžė, tai galite su jom keliauti į lagaminą, įsimesti šitą antrą odą, kaip aš vadinu, ji irgi tokios A kirpimo skater tiksliau tipo, suknutė klasika su kišenėmis, va, šioj vietoj, ir va tai va atrodo, gale užtrauktukas, ilgos rankovytės, va šitas va toks va audinukas, va šitą pasiėmiau, tai bet kur, sakau, nesusiglamžė, visiškai maiše gulėjo man, kai neturėjau jėgų, tai neišėmiau, ir dar viena suknutė nesiglamžanti, irgi išėmiau iš maišo, nelyginau, nei kavą, pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Tai šita suknutė toks irgi saugusis variantas, kad visur atrodysit puošniai ir gražiai, čia tokia marškinių tipo susiekimas ir man labai patinka juosmens sutraukimas, va štai čia, va taip galima sutraukti kaip tik nori iki savo kudumo ir užsirišti šitą diržiuką. Nu tikrai pasakiška, graži žalsva suknelė, va tokio va ilgio,
rankovės tokias biškutį pūstas, man biškiai per ilgas rankovės vietom, nes sako, kad lietuvių, įkūrėja Andrė sakė, kad lietuvių mūsų ilgos rankos yra. Kadangi aš čia nelabai lietuvė reiškia, mano trumpos rankos, tai man šiek tiek ilgokas, bet kadangi visur tos rankovytės praktiškai turi arba gumelę, arba tokį susiaurėjimą, tai galima, nu, va, štai taip pasidaryti ir viskas ten yra gerai. Tai va, tokios 4 suknutės, 4 laimikiai keliauja į mano spintą, tai nes klausėt, ką pasiėmė, viena iš jūsų rašė, imk tą su taškiukais, va šitą, būtinai. Tai va, tai 4 sukneles tai turėsiu dabar. Dabar galvoju per šventes, kurioje man geriau dėtis, ar šitą taškuotą, ar tą žalią. Parašykit savo nuomonę, kaip manot. Įdėsiu gal va čia nuotraukas su viena ir su kita ir jūs duokit savo verdiktą, parašykit, kaip jūs manot, kurią man geriau vilktis suknutė. Tai va, su tom One Dress sukniam aš esu be galo happy dėl to, kad, sako, neužmušami tie audiniai. Žmonės po 3-4 metų ateina ir tas audinys, sako, išlieka toks, koks buvęs, labai gerai nešiojasi. O kaip ir sakiau, ta va, suknelių kaina dabar su nuolaidom su viršum eurų, o po to dar su mano nuolaidos kodu dar pigiau gaunasi. Nu tai čiupkit, kol yra iki naujų galioja tas kodas. Mano mielosios, aš žinau, kad mane žiūri įvairaus amžiaus damos. Tai ten yra nuo mažesnių dydžių ir link didesnių, kadangi didinti tai netgi apvalesnių formyčių pupytės, manau, kad ras savo kažką pasirinkti. Ir sakau, čia tokia klasika, kur jūs bet kokiai progai užsidėsit, neišsišoksit. Jeigu norit kažko be galo seksi, tai ten irgi seksualiau šiek tiek yra, kaip sakau, bet tokių suknelių, va, tokių ramių, išlaikytų kiekvienai progai tikrai reikia. Man, pavyzdžiui, juodas suknelis labai tinka į darbą. Ten aš taip atrodau, na, šiek tiek oficialiau, šiek tiek klasiškiau. Ten stengiuosi neišverst krūtinės nei kanų, nes tiesiog nepatogu būtų dirbti. Tai va, ir tom, va, ir sakau, ir oficiniam, ir neštukiam visi šitie modeliukai būtų labai tinkami, nes visur prie pilvuko zonos, sakykime, yra toks, kad galima laisviau, galima kažkaip. Galų gale, nu, ne visos gali pasidžiaugti plokščiu pilvu ir net nebūtinai neštukės, būna ten, turime tų įvairiausių paslaptėlių, kurios puikiai slepiasi su One Dress suknelėm. Nežinau, ar sakiau per praeitą video, kad įkūrėja pati tos parduotuvės yra suknelių mylėtoja ir jinai visą laiką yra su suknelėm ir sakau, čia grinai aš, kuri dievina sukneles ir va tokie va basicai modeliukai, jie yra labai einami, jo labiau, kaip sakiau, audinius jie atrenka labai kruopščiai ir tikrai labai gerai jums nešiosis. Tai tokia labai pigi kaina kaip už tokią kokybę ir plus lietuvišką kokybę. Nustokim remti kiniečius, remkim vieni kitus ir lietuviškus kūrėjus, ir lietuvių rankų darbelį. Ir va, fizinių parduotuvių priminsiu, Kaune 2 netgi, Vilniui, Klaipėdoj, Panevėžy ir Šiauliuose rasite. Dabar ką aš padarysiu, dabar sufilmuosiu Instagramą visą šitą informaciją, kurias suknes aš pasirinkau, nes instagramietės irgi nori žinoti. Tada Muzytė dabar išvažiavo į šokius su Muzinu, nusilakavus nagučius, va tai va. Šokius Muzytė lanko antradieniais ir ketvirtadieniais pas mus, jai labai patinka, nepaisant to, kad jin ten būna viena, dėl to, kad visas kitos serga. Mums siūlė į didesnių grupę eiti, bet mes jau nenorėjom, nes ten jau per didelės tiesiog mergaitės, jai yra nepilni 3, o ji šoka su 5-metėm ir jai siūlo eiti šokti su 6-metėm, 7-metėm, 8-metėm. Mano vyras sako, tai ką jin ten darys, kaip jin ten atrodys. Tai trenerė sako, nu tai gėlytė pabus. Vyras sako, mes nenorim būti gėlytė, mes norim šokti. Tai jinai viena šoka su trenerėm. Sakau, mamytės, kurios norit savo mergaitės paleisti į šokius, tai prisijunkit. Čia yra Ukmergės gatvėje prie Pašilaičių Fabijoniškių tokiam sujungime, kaip sakau. Ir ten galit lankyti tuos šokius, vietų tikrai yra. Ir antradieniais, ir ketvirtadieniais 7 vakaro mes lankome. Galima penktadieniais dar kažkokią gimnastiką lankyti, bet mes penktadienį skipinom dėl to, kad būna išvažiuoti kažkur nors ir kažką nuveikti, kad penktadienio to po savaitės neužgrūst kažkokia tokia veikla. Tai vat, ir kas po to.
Po to reikėsim suredaguoti šitą vlogmą, gal dar kažkokiu tai detalių pafilmuosiu, kad turėti daugiau kontento. Labai faina, kad duodate man feedbacką, kad parašot, kad kaip gerai, kad filmuoji, ten Tai, žodžiu, labai jums didelis ačiū. Nepatingėkite paspausti prenumeratos ženkliuką, nes tai palaiko mane. Man labai faina matyti, kai mano sekėjai auga, ar ne, o nestovi vietoje arba mažėja. Tai prašau jūsų. Nepamirškit, kada bežiūrėtumėt šitą video, man kaip kuriai labai svarbu, kad tai augtų ir ne tik peržiūrom, bet ir naujai subscribe mygtukais prenumeratom. Nes po to pamiršiu. Aš tavo mokytojui supakavau jau dovanėlę, pastačiau čia prie durų, tai reikės abi dvi dovanėlės pastatyti kartu, kad tu nepamirštum, gerai? Nu, va, muzikos rytoj keičiasi dovanėlėm su klasiokais. Tai ten dovana turi būti arba berniukui ir mergaitai, kad abiem tiktų iki 5 eurų. Ta proga aš surašiau dar ir muziko mokytojai dovaną šventinę, kad turėtų. Ir ką ten dar rytoj dar reikia jiems suruošti kažkokiu užkandžiu. Tai irgi apsitarsim, ką muzikos neš į darželį, norėjau sakyti, į mokyklą. Nu, va, tokias mano timpas kelnes trumpinu. Norėjau padaryti tą su mašinėlė, bet neima va šitą va audinį. Jis matyt gan storas, tai siūnu rankom. Na, o dabar standartiškai redaguoju jums šitą vlogmą lovoj ir matau, kad jau į pabaigą esu. Tai ačiū jums, kad žiūrėjote ir iki rytojus.